Sveiki, sveiki mūsų brangieji, sveika mūsų tikslinė auditorija, o mūsų tikslinė auditorija tai yra moteris 35+, tos, kurios mėgsta būti gražios, sveikos, kurios mėgsta natūralius produktus, ekologiškus produktus, kurios nebijo eksperimentuoti taip, kaip mes su Danute. Jau kas matėte ne vieną mūsų video, mes jau ne pirmą kartą išeinam į eterį ir dalinamės savo panaudotais arba įsigytais produktais. Ir mes neužakcentuojam, kokios tai kompanijos, tam žmogui, kuriam yra įdomu, kokios kompanijos produktas, nors pas mane čia jau labai gerai matosi, bet nieko. Aš jau esu išbandžius keletą produktų, tai aš pasilieku savo žodį šiek tiek vėliau. O šiandieną prieš gerą valandą Danutė gavo savo pirmąjį ir nepakartojamą šios kompanijos siuntinį ir aš labai norėčiau, kad Danutė bent jau pasidalintų, ką jinai tokio turi ir koks mūsų sekantis įrašas bus apie kokį produktą. Šiandieną pasirinks, kokį produktą jinai jau sekantį kartą mums plačiau apie kokį produktą papasakos. Tai prašau, Danutė. Taip, šiandien papasakosiu, ką gavau. Tai gavau veido dulksna, tuoj parodysiu, kaip atrodo. Ir žinokit, vieną dalyką pamačiau. Ką? Ant kiekvienos dėžutės yra žalia širdutė. Taip. I love you. Taip ir parašyta. Va, kokia veido dulksna. Nemažas buteliukas. Tuoj pasakysim, kiek čia mililitrų. 100. O, tai geras, labai gera talpa. 100. Taip, toliau eina BB kremas, kaip aš visą laiką mėgstu išbandyti kiekvienoje kompanijoje. Čia italų. Aš kiek domėjaus, tai čia italų gamyba. Nedidelis, 25 mililitrų. Tai, nu, kaip ir visi tie BB kremai. Čia tualetinis vanduo. 10% yra prancūziško, aš taip supratau, oilo, kaip rašo, tai to eterinio aliejaus gal. Taip, prancūziško eterinio aliejaus. Toks buteliukas, čia va tualetinis vanduo, bet kvepia, nemoku pasakyti. Kvapai nepersiduoda, žinokit, nežinau, nemoku pasakyti. Toliau pas mane eina rankų kremas, kaip aš visą laiką kiekvienos kompanijos išbandau rankų kremą. Kaktuso linija. Kaktuso linija. Tuoj pasižiūrėsim, tuoj pasakysiu, jeigu suuosiu, nes slogą turiu, kaip kvapas. Turėčiau suuosti, jeigu kvapą užuodžiu. Nu, va, taip ir netidarau. Nu, velnės su ją, netidarau. Nesikrapštysiu. Velnės su ją. Toliau, paakių kremas, kaktusas, vienoks ir kaktusas kitoks. Atpaimiau 2 rūšių paakių kremas. Nedideli čia tie, čia po kiekiu yra gramų, nedaug čia. Nu, paakių kremo nebūna dideli. Ne, paakių kremai nebūna dideli. O to, nugi paėmiau labai išgirtą šampūną, sausą šampūnas. Čia yra būtent blondinėm, mėlynių, va, kaip jis atrodo, koks jisai, nedidukas, bet rašo, kad jau užtenka 3 mėnesiam. Nežinau, nebandžiau, bet jau kvepia kaip, nemoku pasakyti. Būtų galima perduoti kvapus, tai nežinau, kiekvienas. Ir čia kondicionierius, mango, sviesto, toj parodysiu, va, koksai blinukas. Labai, bet jau, oi, nemoku pasakyti. Nors suvalgyk, ne? Jo, žinok, kaip saldainis, žinok, aš tau nuoširdžiai pasakysiu, šampūnai taip nekvepia. Čia taip, kai žinai, paimtum, kai kvepalus uostytum. Tai va, dėl ko ir yra tas kvapas toksai nuostabus, kadangi produkcija yra ekologiška, natūrali, be jokių priemaišų. Tai va, jeigu mėlynė, tai mėlynė ir kvepia. Jeigu mango, tai mango ir kvepia. Jeigu, pavyzdžiui, ten kvepalas turi natų, ten daleiskim kažkokių tai gėlių, ar tai vaisių, medienos, tai jisai tuom ir kvepia. Taip. O sakyk, Danute, dabar kokį tu produktą, aišku, tu bandysi dabar visus iš karto, bet apie kokį produktą tu sekantį kartą mums norėsi papasakoti plačiau. Išsirink pati, nesvarbu. Ar tai paakių kremas, ar tai BB kremas, ar tai nesvarbu kas. Nu, aš tiesiog net nežinau, gal sakyčiau, Ar šampūną? Nu, išbandysiu, aš aišku, ir šampūną. Išbandysiu ir gal sakyčiau, galima pašnekėti apie BB kremą, nes aš kiekvieną dieną naudoju. Arba, nu, aš nežinau, kas Gerai, padomu. paliekam intrigą tada sekančiam kartui, net aš nežinau, kuom Danutė mus nudžiugins. Noriu pauostyti rankų kremą ir galiu pasakyti, jis be kvapis. Kaktusas apskritai. Kažkokia kaktuso, nu, kažkokia žolytė. Nu, slogą turiu, negaliu pilnai pasakyti, nes per slogą nieko nesuodžiu beveik. Na gerai, Nieko, Danutė jau pasakė. pasidalinsim video ir išuostysiu, kaip praeis viskas ir tada žinosim. Tai va, ačiū Danutei, kad atidarėjai savo siuntinį ir papasakai mums, ką tu gavai. O dabar aš pasakysiu savo, nes aš jau išbandžiau beveik viską. Kaip jau, kas mane sekat iš anksčiau, žinote, kad aš likau ištikima. Kaip čia dabar, bom. Matai pas mane tą saulę? Va, kanapių linijai. Kremas, veido kremas, labai fainas. Kaukės dar neišbandžiau. Sūnus sakė, šiandien išbandys, pasakys. Bet ir aš bandysiu. Veidas, žinokit, labai fainas. Kuom? Nesunkus, labai fainai vakare jį užsitepti.
Ir ką aš jau pastebėjau, aš naudojau jau 5 kartus. 2 rytus, 2 vakarus ir 3 rytus balina veido odą. Kaip rašo, taip ir yra. Tikrai balina veido odą. Nu, kadangi aš jau esu toks fanatas, labai jau toks kanabio linijos, tai aš dar netgi pasiėmiau ir papildus su hemp seed oil. Tai yra papildas vienas iš natūraliausių, švelniausių mūsų organizmui. Jame yra gryniausias kanapių sėklų aliejus. Be jokios chemijos, be jokių priemonių. Skaičiau aš apie juos, Ir kas man labiausiai patiko, kad jis yra labai švelnus ir labai gerai yra nervų sistemai, subalansuoja kažkaip tai. Ypač moterim, aš tikiu, dabar galiu pasakyti tikrai, kad kaip mes būnam. PMS, prieš menopauzę, menopauzę, po menopauzę. Ir netgi, aš įtariu, kad šitą galima naudoti netgi, vat, kaip yra pereinamasis laikotarpis ar ne, kai būna kažkokios tai problemos. Arba aš tikiu netgi, nežinau, neskaičiau, gal tu Danute skaitei. Skaičiau aš apie juos. Man atrodo, kad galima netgi nuo 13 ar nuo 12 paaugliams. Negalima. Negalima. Žindančiom moterim negalima, negalima. Čia gerina širdies veiklą, būtent kas kaip vitaminas. Pavyzdžiui, man suteikia tikrai ramumą, kažkokį balansą. Nervinė sistema. Ir sąnariam padeda. Aš skaičiau, kad jis sąnariam padeda. Ramesnį miegą. Aš būna, pati, žinai, su Danute aš susipykstu su miegu. Ir tikrai padeda mažinti tą įtampą, tokią, žinai, kažkokią pasidarai stabilesnę, bet to kanapių aliejus yra turtingas gerosiamis riebiosiamis rūgštimis, kurios puikiai veikia veidą, plaukus ir apskritai bendrą savijautą. Ir tikrai, aišku, aš dar išgeriau tik tai 5. Va, tai šiandien vakarė jau gersiu 6. Va, kanapių liniją padedam toliau. Dabar aš esu įsigijus va šitą va visų išgirtą. Kas čia toks per gėrimas? Aloja vera su granatom. Bet galiu sakyti, kad aš jau jo nebeturiu. Šiandien ryte buvo konfiskacija mano sūnaus. Jisai pasakė, mama, aš noriu, pirk savo kitą. O aš buvau tik tai vieną šatuką išgerus. Nu va. Nieko, mama užsisakys, svarbu, kad vaikai būtų gerai, nes jisai kaip studentas ir dirba ir labai daug pasiveiklos, jisai pasakė, kad jam kažkas taip biški su žarnynu blogai. Nu, ta prasme, biški pradeda pjauti kažkaip, tai kažkas tai tokio. Taip, mes žinom, jaunystė, kvailystė, be jos negerai, kartais nepažiūrim, ką dedam į burną, tai va dėl to ir būna visokie nesusipratimai. Na ir prieinam prie mano pačios saldžiausios ir skaniausios vietos, tai yra kvepaliukai. Nu, kvepalai, tai čia aš nežinau, čia yra Bridget Crystal, Dolce Gabbanos, bet labai, ir išsilaiko labai gerai, ir tikrai, kaip yra parašyta, kodėl? Todėl, kad jie yra visiškai natūralūs ir jie neturi, va, kaip būna kartais tikrai, nu, visi žinom, pasipurškiai, gerus kvepalus ir pilna burna liktai ir nosį. Tas toksai aštrus alkoholio kvapas. Su šitais kvepalais to nėra. Tai va, mes laukiam su Danute dar po vieną sintinuką. Jau mano klientai vakar užsisakė ir šiandien. O pas mane tualetinis vanduo, žinai, koks buvo Hugo Bosso. Hugo Bosso, aha. Jo, bet labai šaunus kvapas. Mane net nustebino. Nelabai aš ant tokių palinkus iš Hugo, turėjus kažkada originalių, bet nustebino. O aš matai, labai mėgstu kasdienai Bridget Crystal ir specialiai pasiėmiau pasižiūrėti, ant kiek atitikmuo. Tai atitikmuo 100%, tik tai, kad originalūs tie, ne, kurie nenatūralūs, jie duodavo, kaip sakau, tą alkoholio. Nu, bet kvepia, tai nemoku pasakyti. Nu, tai va, tai mano 2 klientai jau užsisakė. Ir va irgi paprašiau, kai gausit siuntinuką, praneškite man ir jeigu galėsite kažkokį tai atsiliepimą, nes kiekvienas klientas, sakosi, vis kitas ir kitas prekes. Taip. Ar turi dar Danute ką pridurti prie šio įrašo? Nu ne, laukiu antros siuntos. Laukiu antros siuntos. Taip. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote. Mes labai jumis tikrai kviečiam jungtis prie mūsų komandos, prie mūsų kompanijos ir tikrai bandyti visą tai, kas geriausia, kas saugo mus, kas saugo mūsų nervinę sistemą, kas saugo mūsų sveikatą ir be abejonės, kas saugo mūsų gamtą. Nes gamta šią dieną yra jau labai užteršta. Ir tikrai, vat, jeigu anksčiau, kaip sako, nereikėjo ant tiek tų natūralių ekologiškų produktų valymo priemonių. Dėl ko? Todėl, kad nebuvo visas taip užteršta. Palikim tą gaidelę, sekite mumis su Danute, jeigu susidomėjat produktais ar verslo galimybę, skambinkit, rašykit visur, kur tik galit, mus galite atrasti visose medijose, po šito video irgi taip pat galite parašyti. Ir pagrindinis dalykas, kodėl aš kviečiu į mūsų komandą, todėl, kad čia galima, kaip ir mes su Danute, pirkti, naudoti natūralius ekologiškus produktus ir nuo to patarti savo draugam pažįstamiem ir užsidirbti pinigėlių. Tad visiems gero vakaro ir iki kitų mūsų susitikimų. Ate. Ate.